Tradiciškai sugaudus Daudytei pučiamai kursų piemenų instrumentų skyriaus mokytojo Arūno Stankaus Kelmės kultūros centre vyko 37-ųjų Žemaičio etnomuzikavimo ir tradicinių amatų vasaros ir 10-ųjų Žemaitijos regiono bandonininkų kurso atidarymas. Kursuose mokėsi per 200 dalyvių, atvykusių iš įvairiausių Lietuvos vietovių. Kurso atidaryme žodį tarusi šių kursų organizatorė Kelmės kultūros centro etninės kultūros ir tradicinio amatų skyriaus vedėja Nomeda Banzienė pasidžiaugė, jog šiais metais Vilniaus rotušėje iškilmingai pagerbti šalies gyvojo kultūros paveldo puoselėtojai, tarp kurių į nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą įrašyti etnomuzikavimo ir tradicinio amatų kursai Kelmėje. Ši vertybė liudija unikalią paveldo išsaugojimo tradiciją ir pripažįstama kaip neatsiejama Lietuvos tapatybės dalis. Sveikinimai nuo nematerialaus kultūros paveldo sąvados sąrašo eilėje stovinčių pintinių juostų aukštaitiškų. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentė, habilituota humanitarinių mokslų daktarė, etnomuzikologė, Žemaičių etnomuzikavimo ir tradicinio amatų kursų Kelmėje kuratorė Gaila Kirdienė, sveikindama kursų dalyvius ir svečius sakė, jog nepaprastai džiugina susitelkusi bendruomenė ir tai, jog Kelmė šiuo metu tampa vidurio Lietuvos tradicinės kultūros centru. Ką išmoksi ant pečių nenešiosi, tad manau, jog čia pagaminti jūsų patys pirmieji darbeliai ir atliktas muzikinis kūrinėlis bus sukurti su pačiomis geriausiomis emocijomis, sakė Gaila Kirdienė. Sveikinimo žodį bandonijos muzika tarė Žemaitijos regiono bandonininkų kursų kuratorius etnomuzikologas Arvydas Skirda. Žemaitijos regiono bandonininkų kursų organizatorius, folkloristas Osvaldas Gerbenis sveikino visus norinčius mokytis groti bandoniją, priminė, jog nuo 2017 metų Kelmėje vykstantys kursai mini 10 metų sukaktį. Kelmėje rengiami kursai yra vieninteliai Lietuvoje skirti bandonininkams. Tai unikalus kasmetinis renginys, sutraukiantis šio instrumento entuziastus iš visos šalies, sakė Osvaldas Gerbenis. Kursų mokytojus dalyvius, linkėdami gero darbo, sveikino Kelmės rajono savivaldybės meras Ildefonsas Petkevičius, savivaldybės švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Sonata Venskienė, Kelmės kultūros centro direktorė Laima Lapinskienė. Po sveikinimo kalbų Kelmės kultūros centro etnomuzikavimo ir tradicinio amatų skyriaus specialistams pristačius kursų mokytojus, kursų dalyviai pasklido Kelmės kultūros centro erdvėse. Kursų metu žinias gilinti ir mokytis buvo galima 8 etnomuzikavimo ir 11 tradicinių amatų skyriuose. Bandoniją groti mokė etnomuzikologas Arvydas Skirda ir Eržvilko kultūros centro Vadžgirio skyriaus meno vadovė Lina Lukošienė. Pačią pirmąją kursų dieną surengtas susitikimas su instrumentų gamintojais muzikantais Albertu Martinaičiu, Arūnu Stankumi, Gijomu Diamre iš Šveicarijos, Jonu Chockevičiumi. Tradicinių instrumentų gamybos meistrus kalbino Kelmės kultūros centro renginių vadybininkas etnomuzikologas Marius Kačiulis. Gijomas Diamrek Šveicarijoje gyvenantis multiinstrumentalistas, kompozitorius ir instrumentų meistras. Daugiau nei 16 metų jis gamina bei tobulina tradicinius styginius instrumentus. Įkvėptas pasaulio tradicinės muzikos, groja daugybę muzikos instrumentų, tarp kurių afrikietišką korą. Gijomas kuria muziką, kuri peržengia kultūrų ir laikmečių ribas ir dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose projektuose. Gijomo Diamrek, kurio vaikystės svajonė pagaminti muzikos instrumentą, gal smuiką, gal gitarą, įsikūnijo ne tik afrikietiškos koros, bet ir lietuviškų kanklių, latviškų kuoklių pavidalų. Šiaulių simfoninio orkestro Kamerata Solaris, kontrabosininkas, Šiaulių dainų muzikos mokyklos mokytojas, folkloro ansamblio Vieversėlis vadovas ir muzikos instrumentų meistras Arūnas Stankus gamina ragus, daudytes, kankles, basetlės bei kitus liaudiškus instrumentus.
aktyviai moko jaunimą ir supažindina visuomenę su seniausiais piemenų muzikavimo būdais. Jonas Chockevičius – muzikos kūrėjas, atlikėjas ir kanklių meistras. Žinomas kaip roko grupės narys. Šiandien jis savo veiklą skiria kanklių tradicijai, instrumentų gamybai ir senųjų giesmių atlikimui. Jonas koncertuoja grodamas savo paties pagamintomis kanklėmis, veda edukacijas ir perduoda meistrystės žinias kitiems. Jonas Chockevičius yra pagaminęs 147 kankles. Albertas Martinaitis, šiuolaikinis tradicinių amatų meistras, žmonių vadinamas kalviu, yra ilgametis tradicinių liaudies muzikos instrumentų meistras. Jis gamina archaiškus instrumentus iš medžio bei metalo, o ypač išsiskiria unikaliais autoriniais kūriniais. Iš įvairių Lietuvos regionų akmenų skaptuojamais skudučiais, dar vadinamais akmeniniais paukščiais. Instrumentų gamybos meistrai pasakojo apie savo kelią į amatą, kaip gimsta instrumentas, apie medžiagų instrumentų gamybai paieškas ir pasirinkimą, bei instrumentų balsą ir skambesį. Kalvis Albertas Martinaitis gamina vardines kankles, taip pagerbdamas žymių žmonių atminimą. Į Kelmės kursus meistras atvežė kankles vieno neeilinio Kelmės kraštiečio atminimui. Rimui Tuminui. Vaikas yra? Numeris 1401. Dabar kas čia įdomaus yra, nudažytas vyšniom. Raudona. Dar būna, kad pienių žiedais dažau, būna, kad žolę nutrinu. Kanklės skirtos Lietuvos teatro režisieriui, pedagogui, kilusiam iš Kelmės rajono, Pelėtkojų kaimo netoli Šaukėnų Rimui Tuminui. Už medieną ačiū Reginai Kaušienei ir jos vyrui Antanui, suorganizavusiems eglinių rastų dar prie premjero Vagnoriaus. Viskas idealu – ir medis, ir žmogus iš Kelmės. Dovanodamas 1401 kankles Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos kanklių mokytojai Aušrai Vilimaitei Karyznienei sakė Albertas Martinaitis. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos vyresnioji mokslo darbuotoja, humanitarinių mokslų daktarė, docentė Gaila Kirdienė skaitė paskaitą, kas sieja bandoniją ir dūdmaišį. Nuo sandaros iki tradicijų gaivinimo ypatumų. Pasak pranešėjos, istoriškai abu instrumentai buvo populiarūs kaimo kapelose, soliniuose pasirodymuose ir šokių muzikavimui. Abu instrumentai reikalauja fizinio oro srauto valdymo. Maišo spaudimas alkūne arba dumplių tempimas rankomis, kas lemia panašią muzikavimo dinamiką ir frazavimą. Abu instrumentai 20-ame amžiuje patyrė didžiulę krizę. Dūdmaišis arba labanoro dūda tarpukariu beveik išnyko, o bandonija stipriai išstūmė madingesnės chromatinės harmonikos ir akordeonai. Paskaitoje pristatyta 2025 metais publikuota knyga Dūdmaišis Lietuvoje. Jos pristatyme dalyvavo vienas iš knygų sudarytojų, dūdmaišininkas Gvidas Kovėra. Muzikinės iliustracijas Gailai Kirdienei ir Gvidui Kovėrai padėjo pateikti bandoniją grojantis Arvydas Kirda ir dūdmaišininkas Saulius Lipinskas. Kolektyvinė monografija Dūdmaišis Lietuvoje yra pirmoji lietuviška knyga, visapusiškai skirta šiam ypatingam instrumentui bei dūdorių tradicijos atgimimui. Senieji rašytiniai šaltiniai apie dūdmaišius Lietuvoje siekia 16 amžių. Šis instrumentas, istoriškai vadintas tiesiog dūda arba kūlinė, dažniausiai sieta su labanoro dūda, o pats terminas dūdmaišis prigijo tik apie 1970 metus. Dūdmaišis baltų kultūroje turi itin stiprias sąsajas su mitologija, požeminiu pasauliu ir ritualais. Knygoje gvildenami šie dvasiniai instrumento aspektai. Lietuvoje dūdmaišis ir bandonija, ypač Žemaitijoje, yra neatsiejama mūsų etninės kultūros dalis.
4 dienas trukusiuose etnomuzikavimo ir tradicinio amatų vasaros kursuose Kelmėje smuikavimo mokė Lietuvos muzikos ir teatro akademijos vyresnioji mokslo darbuotoja, docentė, humanitarinių mokslų daktarė Gaila Kirdienė. Kankliavimo etnomuzikologė, humanitarinių mokslų daktarė Laura Lukenskienė. Mes dabar su jumis šnojam, daliojam tą platų akordą. Prašom pasikelti, čia ne fotelį sėdėjote. Va. Kankliavimo taip pat mokė Kelmės Algirdo Lipėkos menų mokyklos kanklių mokytoja Aušra Vilimaitė Kariznienė. Armoniką groti mokė etnomuzikologas Dainius Maslauskas. Žemaitiško dainavimo muzikos pedagogė Dainora Petrikienė. Su piemenų pučiamaisiais instrumentais supažindino muzikos pedagogas Arūnas Stankus. Apeiginio giedojimą mokė Kelmės kultūros centro Pagražančio skyriaus mėgėjų menų vadovė Danutė Anankaitė. Folkroko sekcijai vadovavo kompozitorius, atlikėjas, muzikos pedagogas Jonas Chockevičius. Šokti folklorinius šokius, sukti ratelius mokė Kelmės kultūros centro choreografė Diana Bakšienė, muzikantas Gerimantas Rukas. Žemaitijos regiono bandonininkų kursuose bandoniją groti mokė etnomuzikologas Arvydas Skirda, Eržvilko kultūros centro Vadžgirio skyriaus meno vadovė Lina Lukošienė. Ir stumint. Ta-da-da-da-ram.
Kankles gaminti mokė liaudies meistras kalvis Albertas Martinaitis. Lazdas drožti Mečislovas Ežerskis. Nu, aš gyvenus prie to metu. Vienas matas dabar tik 2 dienas. Akmenį pastatyti medžius, pasodinti labai. Akmenį tašyti. Tautodailininkas meno kūrėjas Valdas Banza. Tradicinės juvelyrikos Dovilė Norbutaitė. Kelmės kultūros centro Šaukėnų kultūros ir amatų skyriaus tradicinių amatų koordinatorė, tautodailininkė, meno kūrėja Alma Meškienė mokė austi rinktines juostas. Tautodailininkė Jolanta Gečienė mokė megzti riešines, siuvinėti. Kelmės kultūros centro amatų studijos vadovė Irena Arlauskienė mokė austi staklėmis, vyti juostas. Pinti šiaudelių mokė tautodailininkė Kornelija Lopetienė. Per kito kraštinės priekį, Aplinkoje vidurys susikeičia. Kito kraštinio priekį, apsisuki, vidurys susikeitė. Labai teisingai. Dabar. Čia reikėjo. Lipdyti iš molio ir žiesti mokė pedagogės Lina Užumeckienė ir Audronė Šlyterienė. Taip, vaikai, kaip sakiau, ir štai iš abiejų pusių vienam taške jie susijungia ir jauti, kaip bėga molis tarp. Ir tada jauti ir storį. Iš tikrųjų, nežinau, ką padaryti. Aha, dabar žiūrėkit, va šitas kaip padarėt. Kursų karpinių skyriaus mokytoja tautodailininkė Nijolė Rimkienė. O iš šitos reikės. Čia jau čia, pagal tą lapelį. Ai, didesnį. Aha, tokie storėsni. Iš tikrųjų, nežinau, ką padaryti. Aha, dabar žiūrėkit, va. Drožti kaukės mokė tautodailininkas meno kūrėjas Eugenijus Arbušauskas. Žydukas, raganos, velnio, aišku, tai mūsų. Bet tai labai šaunu. Čia viskas dabar kažką gerai padariau. Gerai, tik jau drožiant, kaip ir šnekėjom. Etnomuzikavimo ir tradicinio amatų kursai Kelmėje tai ne tik praktiniai užsiėmimai. Čia paskaitas skaito savo mokslinius tyriamuosius darbus bei leidinius pristato etninės kultūros mokslininkai. Kursų dalyviams pristatoma vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų folkloro ansamblių veikla, tautodailės ir tradicinių amatų parodos. Vyksta vakaronės, rengiami koncertai.
37 kursų metu paskaitą Žemaičių kankliavimo būdai skaitė etnomuzikologė, humanitarinių mokslų daktarė Laura Lukenskienė. Lietuvos etnografiniuose regionuose tebėra paplitęs skirtingi kanklių pavydalai, grojimo būdai, savitas repertuaras, įvairi tradicijos gyvybingumo raiška. Žemaitiškas kankliavimas tai unikalus vakarų Lietuvos muzikavimo stilius, pasižymintis savitą instrumentų konstrukciją ir grojimo techniką. Šio regiono kankliavimo tradicija įtraukta į Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą. Etnomuzikologas Arvydas Kirdas skaitė paskaitą tango lietuvių koncertinos ir bandonijos repertuare nuo 1930 metų iki dabar. Paskaitą melodijomis smuiku papildė docentė humanitarinių mokslų daktarė Gaila Kirdienė. XIX amžiaus viduryje į Lietuvą, ypač mažąją Lietuvą, iš Vokietijos atkeliavusios koncertinos ir bandonijos greitai tapo neatsiejama kaimo muzikavimo dalimi. Nors iš pradžių šiais instrumentais kaimo kapelose ir vakaruškose buvo griežiamos polkos, valsai bei maršai, apie 1930-uosius į lietuviškąjį repertuarą pradėjo skverbtis madingi to meto šokiai, tarp kurių ypatingą vietą užėmė tango. Bandonijos muzika, kuri savo verksmingumu ir giliu skambesiu suteikia tango muzikai išskirtinį charakterį. Lietuviškojo tango skambesys koncertinuose ir bandonijose įgavo visiškai naujų spalvų. Tradiciniai muzikantai savo klausą perėmė ir adaptavo to meto estradinės ir saloninės tango melodijas. Tango ritmas buvo sulietuvintas. Tarpukario Lietuvoje, ypač laikinojoje sostinėje Kaune, aistringas tango ritmas buvo neįtikėtinai populiarus.
Surengtas Kauno folkloro ansamblio Saulėlio dalyvių ir Lauros Lukenskienės koncertas. Saulėlio jaunas 10 metų kūrybinę veiklą vykdantis folkloro ansamblis iš Kauno. Ansamblio narių šaknis apima visus Lietuvos etnografinius regionus, todėl čia dainuojamos įvairių regionų dainos. Saulėlio ansamblio vadovė Laura Lukenskienė. Pristatytos juvelyrės Dovilės Norbutaitės kūrybos darbų parodos Kavos mėnulis ir Tai kaip tavo pilnatis. Juvelyrė Dovilė Norbutaitė kūrybinėme pasaulyje žinoma kaip Dovilė. Yra kilusi iš Kelmės rajono Pakėvio kaimo. Baigė Vilniaus dailės akademiją Telšių dailės fakultete, juvelyrikos ir kalvystės bakalauro studijas. Po studijų kūrė meną ir gyvenimą sostinėje. Dovilės kūryboje glaudžiai pinasi baltiškas paveldas, lietuviška gamta ir nakties magija. Menininkė neapsiriboja tik papuošalų gamybą. Ji taip pat kūrė gamtinės instaliacijas didžiuosiuose Lietuvos festivaliuose, tapo paveikslus, papildančius jos juvelyrikos parodas. Mėnulis yra vienas svarbiausių kūrėjos įkvėpimo šaltinių, atsispindintis jos autorinių parodų tokių kaip Kavos mėnulis ar Tai kaip tavo pilnatis pavadinimuose. Menas yra būties laisvės išraiška. Naktis – magiškas laikas. Juoda – nuostabi spalva. Nemėgstu tapybos, bet ji mėgsta mane, sako Dovilė Norbutaitė. Parodų pristatymą autorinėmis dainomis nuspalvino kompozitorius, atlikėjas, muzikos pedagogas Jonas Chockevičius. Ant aukšto kalno ąžuolas auga, šakom remia dangų, šakom dangų remia, labais glosto žemę, aukso bitelės ten, gyvasti semia, ąžuole, 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 saugo kibirkštį ugnies, saugi kelią nušvies, išminties
Išmintis liepsnoj paslėpta, tikėkit išvyksi ją. Ten gyvastis sena ir žemei dalina, gintaro lašais žemelę gaivina, žemelę gaivina, kibirkštį maitina, šalčio karaliūno vaikelius augina. Ąžuole, 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 saugok kibirkštį ugnies, saugok į kelią nušvies. Išmintis liepsnoj paslėpta, tikėkit išvysi ją. Sidabro gireliai ant aukšto kalno, ąžuolas auga, šakom remia dangų. Lietuvos Respublikos Seimas 2026 yra paskelbęs kanklių metais. Ta proga Žemynos kanklių grupė pristatė išskirtinę koncertinę programą Kanklių sakmės. Programa sukurta siekiant pagerbti vieną seniausių ir svarbiausių lietuvių tradicinės muzikos instrumentų bei atskleisti kankliavimo grožį. Kanklių sakmėse skamba profesionali ir jautri kanklių muzika, jungianti lietuviškas tradicijas ir šiuolaikinius autorinius kūrinius. Tai buvo kursų dalyviams ir visiems kelmiškiams puikia galimybė išgirsti archaišką ir magišką skambesį, kurį savo kūryboje apjungia grupės įkūrėja Žemyna Trinkūnaitė.
37-ųjų Žemaičių etnomuzikavimo ir tradicinių liaudies amatų ir 10-ųjų Žemaitijos regiono bandonininkų kursų uždarymo metu visi susibėga į būrį ir kartu džiaugiasi tuo, ko išmoko, rodo tai, ką pavyko pasidaryti. Ir taip jau kasmet 37 metus. Kelmės kultūros centro etninės kultūros ir tradicinio amatų skyriaus vedėja Nomeda Banzienė sako, jog Žemaičių etnomuzikavimo ir tradicinio amatų vasaros kursai Kelmėje išlaiko žemaitiško tapatumo gaivinimo kryptį. Šie vasaros kursai prasidėjo 1988 metais kaip kankliavimo kursai, kuriuose buvo mokoma kankliuoti visų Lietuvos regionų kanklių tipais. Kito plėtėsi ir išliko iki šiol. Analizuojant 1988 Kelmėje įsteigtų Žemaičių etnomuzikavimo ir tradicinio amatų vasaros kursų veiklą, nustatyta, jog svarbiausi aspektai yra jų nepertraukiamumas, amatų ir etnomuzikavimo sekcijų kintamumas. Joms plečiantis atsiranda ir modernių formų, pavyzdžiui, folkloroko sekcija. Tradicijos nėra sustabarėjęs dalykas. Perimant patirtį iš senųjų meistrų ir muzikantų, etninė kultūra pritaikoma šiandienai, tampa patraukli ir atvira ateities kartoms. Kelmės vasaros kursai yra ilgiausiai ir pastoviausiai veikiantys per visą Lietuvos etninės muzikos ir etninės kultūros gaivinimo istoriją. Matydama jūs visus, labiausiai džiaugiuosi būriu jaunimo, kurie čia ugdome, o užaugę kartu su kursais tampa tradicijų nešėjais ateičiai. Kursų uždarime sakė Kelmės kultūros centro direktorė Laima Lapinskienė. Į kursus atvykstančias mamas, tėvelius, o vėliau jau ir visas šeimas vardina dešimtmečiais kursuose dirbantys mokytojai. Kursų darbą apžvelgė Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentė, humanitarinių mokslų daktarė, etnomuzikologė, Žemaičių etnomuzikavimo ir tradicinio amatų kursų Kelmėje kuratorė Gaila Kirdinė, kuris sakė, jog etninė muzika ir amatai padeda žmonėms jaustis savo krašto dalimi. Rankdarbiai, audimas, medžio drožyba ir kiti amatai nėra vien tik daiktų gamyba. Tai iš kartos į kartą perduodamos žinios apie gamtą, estetiką ir pasaulėžiūrą. Etninė kultūra nėra vien teorinės žinios, kurias galima perskaityti vadovėliuose. Autentiška dainavimo maniera, muzikavimo subtilybės ar medžio drožybos, audimo technika geriausiai galima perimti tiesiogiai bendraujant su gyvais meistrais ir pateikėjais. Kursai Kelmėje sukuria tam idealią erdvę. 2 valandas trukusiame koncerte klausėmės, stebėjome, kaip pavyko mokytis groti tradiciniais instrumentais, giedoti kantičkinės giesmes, dainuoti senasias dainas, šokti. Prisilietusių prie tradicinio amatų kursų dalyvių darbelių parodoje pamatėme, kaip sekėsi austi, pinti, drožti, kalti akmenį, karpyti, žiesti molį. Taip įgyjami unikalūs praktiniai įgūdžiai, perimamas nematerialusis kultūros paveldas.